Nes tipo, aš pridedu naują objektą, nusipiešiu bandžiau su slevom, jisai man neprideda. Jo, visus konsultuoju. Gali ir pasiimti. Ne, nežinau. Tai turėjau uždėti naują koledžą. Jo, bet aš pažinėjau tą koledžą. Ir čia yra, kad smėlis. Ne, dabar mes aš prieš tai. Čia vilčiklė, namas čia šitą paaiškinimą. Bet čia žinau, aš pastausiu. I don't Meninis pavyzdžiui seni. Ir visas. Nes ir statymai taip pat nes galvoju, čia ir jie visi yra maži. Ne, aš tai galvoju, kad temos. O jūs norite kažką? Kurį čia? No. Būtų, kad tai viskas nerodo, žinai, yra. Tai taip pat reikia. Bet mes su vaiku darosi. Tai gerai, tai šiuo metu yra 15:06 ir pradėsime visuomenės informavimą apie projektą pavadinimu prekybos paskirties komercinių pastatų paskirties
grupės pastato projektą. Pastato baldų parduotuvė unikalus numeris 859860113 8017 griovimo projektą adresu Vilniaus gatvė 7 Šalčininkai, Šalčininkų rajono savivaldybė. Šitas susirinkimas yra oficiali procedūra, kurią vykdome pagal teisės aktų reikalavimus, tad informuoja, kad susirinkimo vaizdas ir garsas yra įrašomas ir bus patalpintas viešai prieinamoje platformoje. Pagal procedūros aprašą visi susirinkimo dalyviai turi būti registruojami, tad paprašysime visų prisijungusių dalyvių parašyti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą bei telefono numerį susirašinėjimo langelyje arba atsiųsti man elektroniniu laišku į milda@archipoint.lt. Tai galbūt dar prisistatysim, susitikime jo dalyvauja Milda projekto autorė. Taip, mano kolega Tomas Jakovlevas. Noriu informuoti, kad šio viešojo susirinkimo pirmininkė esu aš, Milda Rudgalvienė, o sekretorius yra Tomas Jakovlevas. Projekto autoriai yra įmonė UAB Archipoint LT. Projekto autoriai yra Tomas Jakovlevas, Milda Rudgalvienė, Gerda Nevulytė Grigaitė, Gabrielė Karžinauskaitė, Urtė Dzedravičiūtė. Projekto vadovas yra Vidas Raščius, projekto statytojas įmonė UAB Žemaitijos investicijos. Taip pat šiandieną pristatyme ir turėtų dalyvauti mūsų statytojo atstovė Julė Bajorūnaitė, bet šiuo metu matome, kad dar nėra prisijungusi. Taip, tai bendra informacija apie viešo susirinkimų eigą, tai yra, pirmiausia, yra pristatomas projektas, projekto visi sprendiniai. Antroje dalyje būna aptariami visuomenės pasiūlymai, kurie yra gauti iki viešo susirinkimo dienos ir numatyto pristatymo laiko. Tačiau mūsų atveju nebuvo gautas nei vienas pasiūlymas ar paklausimas iš visuomenės suinteresuotų asmenų. Ir tuomet trečia šio viešo susirinkimo dalis yra skiriama gyvos transliacijos metu dalyvaujančių dalyvių klausimams bei pasiūlymams. Taip, tai aš dar gal tik paantrinsiu Mildai, kad prašymas prisijungusių pateikti savo duomenis, nes šiai minutei matome, kad yra vienas svečias prisijungęs, tai prašymas susirašinėjimo langelėje pateikti savo vardą, pavardę, elektroninį paštą, tam, kad galėtume po susirinkimo pateikti jums visą susirinkimo protokolą ir ataskaitą. Ačiū. Taip, o jeigu nenorite langelėje pateikti, tai galite atsiųsti ar nurodyti elektroniniu paštu. Taip, tai pradedam. Taip. Tai projekto pristatymas. Projektuojama teritorija yra Šalčininkų miesto šiaurinėje dalyje. Sklypo adresas yra Vilniaus gatvė 7, Šalčininkai. Sklype šiuo metu yra įregistruoti 4 nekilnojami daiktai, tai yra pastatas baldų parduotuvė, vienas sandėlis, stoginė ir kiti inžineriniai statiniai. Šiaurinėje dalyje vyrauja atvira želdynų struktūra, didžiąją jos dalį sudaro veja, auga lapuočių medžių grupės, pavieniai spygliuočiai, sklypo teritorijoje patenkama per 2 esamus įvažiavimus. Vienas yra iš Vilniaus gatvės, kitas iš Mickevičiaus gatvės. Nagrinėjamas sklypas nepatenka į saugomų kultūros paveldo objektų teritoriją ar kitas saugomas teritorijas bei jų apsaugos zonas. Taip, tai projekto urbanistiniai sprendiniai ryšys su kontekstu. Tai naujas užstatymas, sklype numatomas laisvo taškinio tipo, prekybos paskirties pastatas yra projektuojamas sklypo šiaurinėje dalyje, statmenai Vilniaus ir Mickevičiaus gatvėms. Pagrindinis fasadas projektuojamas atsuktas į miesto centro pusę, kad būtų matomas tiek iš Vilniaus, tiek iš Mickevičiaus gatvė atvykstantiems pastato lankytojams. Sklypo plano sprendiniai. Tai įvažiavimo į sklypą vietos, kurios plane yra žymimos violetinė spalva, nėra keičiamos. Automobiliai sklypo patenka vakarinėje pusėje iš Mickevičiaus gatvės,
O rytinėje pusėje iš Vilniaus gatvės, tai Vilniaus gatvės nuovaža šio projektu yra platinama iki 7 metrų pločio. Šiuo metu esamas jos plotis yra 3,9 metro, o Mickevičiaus gatvės nuovaža projektu yra platinama iki 8 metrų pločio, esamos plotis šiuo metu yra 5,5 metro. Žydra spalva sklypo plane žymima yra pietinėje sklypo dalyje projektuojamo automobilių stovėjimo aikštelė. Aikštelė yra projektuojamos 84 vietos. 4 vietos yra pritaikytos žmonėms su judėjimo negale. Tai iš tų 4 3 vietos projektuojamos yra B tipo ir 1 vieta A tipo. Taip pat 8 vietose bus įrengiamos elektromobilių įkrovimo stotelės ir 4 vietos bus skiriamos šeimoms, tai yra šios vietos bus projektuojamos platesnės. Rausva spalva yra žymima pagrindinė įėjimo į pastatą vieta. Tuomet vakarinėje pusėje žymima raudona spalva yra projektuojama ir formuojama tokia ūkinė zona. Joje yra numatoma prekių iškrovimo rampa, atliekų konteineriai bei patekimas į pagalbinės patalpas ir šilumos įvado patalpas. Šiaurinėje sklypo dalyje pažymėta ryškiai žalia spalva yra projektuojamas tik ūkiniam aptarnavimui skirtas pėsčiųjų takas ir čia yra numatomi įėjimai į kitų komunikacijų įvadų patalpas. Tai sklype yra įrengiamos šios dangos, tai važiuojamoji dalis yra projektuojama iš asfaltbetonio dangos, pėsčiųjų takai iš betoninių trinkelių ir rampo zonoje yra projektuojama sustiprinto betono danga. Tai pėsčiųjų judėjimo sprendiniai, tai šiame projekte yra siekiama užtikrinti patogią ir sklandžią pėsčiųjų judėjimo infrastruktūrą iki projektuojamo prekybos paskirties pastato, tai nuo Vilniaus gatvės link sklypo teritorijos. Išilgai projektuojamai nuovažai yra numatoma įrengti šaligatvį, kuris bus jungiamas su esamu bendru pėsčiųjų dviračių taku įrengtu išilgai Vilniaus gatvės. Jungtyje bus atstatomos esamos dangos bei taktiliniai paviršiai. Ir pagal susisiekimo sąlygas, kurios yra išduotos Šalčininkų miesto savivaldybės administracijos, šio projekto apimtyje taip pat yra įrengiama susisiekimo dalis, kurioje yra pateikiami sprendiniai naujai projektuojamai bendrai pėsčiųjų ir dviračių judėjimo trasai nuo Mickevičiaus ir Pramonės gatvių sankryžos iki nagrinėjamos sklypo teritorijos. O sklypo gretimoje teritorijoje, tai rytinėje pusėje, čia arčiau Vilniaus gatvės, laisva valstybinė žemė yra projektuojami dar tokie 2 papildomi skaldos dangos takai. Vienas šiaurės rytinėje dalyje nuo autobusų sustojimo stotelės, o kitas yra pietryčių dalyje. Tai pietryčių dalyje taip pat bus remontuojami esami laiptai ir atstatoma esama trasa pėsčiųjų prieiga iki sklypų. Ir visi šie takai yra projektuojami atsižvelgiant į dabartinius gyventojų judėjimo įpročius. Sklypo vertikalusis planas, tai taisyklingos stačiakampio formos pastato tūris sklypo šiaurinėje dalyje yra taip dar neintegruojamas į dabar esamą reljefą. Dalis projektuojamo pastato yra įleidžiama į reljefo aukščiausią dalį, taip išnaudojant esamą reljefą ir siekiant kuo mažesnės tokios intervencijos tą esamą reljefo karkasą ir jo santykį su kaimyniniais sklypais. Projektuojama pastato nulinė absoliutinė altitudė yra lygi 185,6 metro virš jūros lygio. Tai projektuojamų vandeniui nelaidžių dangų nuolydžių schema yra, kad rytinėje dalyje esančios nuovažos išilginis nuolydis formuojamas nuo sklypo link Vilniaus gatvės ir projektuojamas nuolydis yra nedidesnis nei 5%. Tuomet sklype iš rytinės į vakarinę pusę dalis projektuojamos antžeminės automobilių stovėjimo aikštelės kyla su 2% išilginiu nuolydžiu link pagrindinio įėjimo ašies ir nuo šios dalies aikštelės danga per 1,2% leidžiasi link Mickevičiaus gatvės pusės į vakarinę sklypo pusę.
Tai visoje antžeminėje aikštelėje taip pat yra formuojami ir 2 procentų skersiniai dangų nuolydžiai, kad būtų užtikrintas reikiamas lietaus vandens surinkimas. O nuovažos esančios vakarinėje sklypo pusėje nuolydis formuojamas nuo Mickevičiaus gatvės į sklypo teritoriją. Taip pat sklypo sutvarkymo planas, tai sklypo sutvarkymui yra numatoma įrengti antžeminės aikštelės lauko apšvietimą, pėsčiųjų takai yra projektuojami su taktiliniais paviršiais, kad būtų užtikrintas saugus judėjimas žmonėms turintiems regėjimo negalią. Taip pat parduotuvės prieigose yra projektuojami 8 vienetai dvipusių dviračių stovų, parkavimo vietose yra numatoma įrengti rato atmušėjus, įrengiama ir transporto įvažiavimo į sklypą kontrolės sistema su kelio užtvarais ir kameromis. Pagal sklypo plano sprendinį sklypo ribose planuojama naujai pasodinti 4 medžius. Tikslus šių sodinamų medžių kiekis ir rūšis bus tikslinama techninio darbo projekto metu. Sklype vėja apželdintas plotas yra 1900 kvadratinių metrų ir tai iš viso sudaro beveik 25 procentus viso sklypo ploto. Tai projekto rodikliai. Tai norime informuoti, kad šio pristatomo projekto sprendiniai atitinka Šalčininkų miesto teritorijos bendrąjį planą, sklypo detalųjį planą, taip pat rengta sklypo detalaus plano korektūra bei miesto savivaldybės administracijos išduotus specialiuosius architektūrinius reikalavimus. Prie bendrųjų statinių rodiklių yra pateikti sklypo rodikliai, taip pat griaunamo ir naujai projektuojamo statinio rodikliai. Tuomet yra pateikiami projektuojamų inžinerinių tinklų rodikliai ir kitų nesudėtingų inžinerinių statinių rodikliai. Taip, tai aukšto planas. Tai šis prekybos paskirties pastatas yra formuojamas tokio pailgo stačiakampio planinės struktūros. Pastatas sudaro vienas aukštas. Pagal tokias vidinės patalpų funkcijas pastatas skirstomas yra į prekybos, kitas komercinės ir pagalbinės techninės patalpas. Pastato centrinėje dalyje yra prekybos zona, kurios didžiąją ploto dalį sudaro prekybos salė. Likusi dalis yra tamburui skirta, užkasio zonai, taip pat yra projektuojami sanitariniai mazgai bei administracijos patalpos. Rytinėje pastato dalyje yra projektuojamos 763 kvadratinių metrų komercinės paskirties patalpos. Projektuojamos iš viso 4 atskiros komercinės patalpos ir vienos iš tų patalpų turės savo tiesioginį įėjimą iš lauko. Tai šioje pastato dalyje taip pat projektuojamos šiaurinėje pusėje projektuojamos yra elektros, ryšių ir vandens įvadų patalpos. Į šias patalpas, kaip jau minėjome, prie sklypo plano sprendinių yra patenkama iš šiaurinės sklypo pusės tiesiogiai iš lauko. Vakarinėje pastato dalyje yra projektuojamos pagalbinės patalpos. Šioje dalyje yra numatoma įrengti dar šilumos įvado patalpą, į kurią yra patenkama iš lauko nuo prekių atvežimo rampų zonos. Prekių atvežimo rampa ir iškrovimo zona yra numatoma pietvakarių pastato kampe, šiek tiek toliau nuo visų pagrindinio įėjimo į pastatą. Iškrovimo rampos zona yra projektuojama su stogu, kad apsaugoti dangą nuo kritulių ir yra taip pat dar pridengiama su aliuminio kompozito lankstinio lamelėmis. Pastate taip pat yra projektuojama 160 kvadratinių metrų dydžio priedanga. Į šią priedangą yra patenkama iš pastato pagalbinių patalpų ir išėjimui iš priedangos yra projektuojamas ir vienas požeminis avarinis koridorius. Taip, tai stogo planas, tai stogo apdailai yra naudojama ruloninė bituminė stogo danga. Projektuojami yra ir stoglangiai dūmų šalinimui. Ir projektuojamo stogo nuolydžiai yra ne mažesni nei 1,2 procento ir ne didesni nei 12,2 procento.
Taip, tai pastato fasadai ir medžiagiškumas. Tai pastato išorinės atitvaros yra projektuojamos iš daugiasluoksnės sandwich tipo plokštės. Šios plokštės paviršius yra lygus, matinis, spalva yra antracito ir fasade tarp 1 ir 15 ašies papildomai yra projektuojama ant karkaso pakabinamos betono imitacijos rašto HPL plokščių apdaila ir virš jų montuojamas yra akcentinis aliuminio kompozito lankstinio stogelis, kuris yra ryškiai geltonos spalvos. Iš juodos spalvos aliuminio kompozito lankstinio yra formuojamos ir lamelės prekių iškrovimo zonos tokiam vizualiniam pridengimui ir tai yra matoma fasade tarp ašių F ir A. Pagrindinėje įėjimo ir komercijos patalpų zonoje yra projektuojama aliuminio profilio fasadinės sistemos vitrina su langais ir durimis. Stiklai yra skaidrūs, neutralios spalvos. Pastato pjūviai. Tai, kaip minėjome, pastatas yra projektuojamas vieno aukšto. Pastato aukštis yra 6,85 m. Na, pastato aukštis ant stogo įrengiamų reklaminių kubų yra 10,85 m. Taip, ir projekto vizualizacijos. Tai čia yra pateikiamas vaizdas nuo Vilniaus gatvės. Tada sekančioje vizualizacijoje yra vaizdas nuo Mickevičiaus gatvės ir trečioje vizualizacijoje matoma visa sklypo teritorija iš Paukščio skrydžio. Tai pirmoji mūsų viešo susitikimo dalis yra baigta. Tai dabar pereisim prie antros dalies, kurioje turėtų būti pateikiami atsakymai į iki viešo susirinkimo gautus klausimus bei pasiūlymus. Tačiau mūsų atveju, kaip jau minėjome iš pradžių, kad nei vienas klausimas ar pasiūlymas iš visuomenės suinteresuotų asmenų nebuvo gautas. Na ir trečioji šio viešo susitikimo yra dalis skirta šiame viešinime dabar jau dalyvaujančių asmenų klausimams bei pasiūlymams. Taip, tai iš principo dabar toliau turime vieną tik tais dalyvį prisijungusių, tai jeigu turėtumėt klausimų, tai būtų dabar tas metas, kada galėtumėt juos užduoti. Tai mes palauksime, galbūt dar prisijungs suinteresuotų asmenų arba tada lauksime lygiai 16 valandos. Galėsime dar po 16 dar 5 minutės ir tada pagal viską viešinimo procedūra turėtų būti užbaigta, jeigu nebus klausimų. Taip, tai šiuo metu lyg ir noro užduoti klausimų nėra, tada mes šiuo metu tiesiog atsijungiam vaizdinę medžiagą, paliekame viešinimo procedūrą toliau vykti ir sugrįšime prieš 4 valandą.
Sveiki dar kartelį, tai grįžtam į eterį. Viešinimas vyksta nuo 3 valandos. Šią minutę prisijungia, matome, naujas dalyvis. Tai norime informuoti, kad pristatymas jau yra įvykęs. Tai jeigu turite klausimų, siūlymų, tai galite juos dabar pateikti ir bandytume į jums atsakyti. Viešinimui liko dar 15 minučių iki mūsų valandos pabaigos, tai jūsų komentarų. Ir taip dar naujam tam svečiui turim paminėti, kad šitas susirinkimas tai yra oficiali procedūra, kurią vykdom pagal teisės aktų reikalavimus. Norime informuoti, kad susirinkimo vaizdas ir garsas yra įrašomas ir bus patalpintas viešai prieinamai platformoje. Ir taip pat mes pagal procedūros aprašą visų susirinkimo dalyvių prašome užsiregistruoti, nes mes turime suregistruoti visus dalyvius. Tai prašome parašyti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą bei telefono numerį susirašinėjimo lange, arba jeigu nenorite šiame lange parašyti, tada prašome atsiųsti nurodytų elektroniniu paštu į milda@archpoint.lt. Ačiū. Bendras rodiklis. Išrinkėm pakartu. Nors pristatymas jau yra įvykęs, bet dar šiek tiek galime pakartoti dalį susijusią su bendraisiais statinių rodikliais. Tai taip norime pasakyti, kad visi projekto sprendiniai atitinka Šalčininkų miesto teritorijos bendrąjį planą, sklypo detalųjį planą, rengtas sklypo detalaus plano korektūrą ir taip pat miesto savivaldybės administracijos išduotus specialiuosius architektūrinius reikalavimus. Taip, tai prie bendrųjų rodiklių yra pateikti sklypo rodikliai, tai sklypo užstatymo intensyvumas, kuris yra 0,3. Pagal detalųjį planą galimas 1,8. Taip pat yra pateiktas sklypo užstatymo tankumas 33,5%. Pagal detalųjį planą yra galima 60%. Taip pat apželdintas sklypo dalis 1902 kvadratiniai metrai. Pagal priklausomųjų želdynų normų nustatymo tvarkos aprašą reikia projektuoti 10% priklausomųjų želdynų. Projektuojamas statinys, tai jis yra vieno aukšto, pagal detalų planą galimas 3 aukštų pastatas. Pastato aukštis 6,85 centimetrai. Su reklaminiu kubu bendras aukštis yra 10,85 centimetrai. Taip, tai o projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė yra 84 vietų. Kaip minėjome jau. Taip, tai pasikartosime, kad šitą pristatymas pilnas projekto jau yra įvykęs viešinimo pradžioje. Tai dabar laukiame iš prisijungusių visuomenės atstovų klausimų, siūlymų.
Tai viešinimo pabaiga yra numatoma 16:05, nes iš pradžių šiek tiek dar laukiame daugiau norinčių prisijungti. Tai dar turime 10 minučių ir tuomet, jeigu nebus klausimų ar kažkokių pasiūlymų, laikysime, kad šitas viešas pristatymas yra pabaigtas. Ir viešinimo procedūra yra įvykusi. Baigsime viešinimą. Mhm. Yep.
Gal turbūt mes dar galim bendrai biškį pakartoti, ką iš pradžių sakėme čia naujiem prisijungusiems svečiam, kad šio projekto autoriai yra įmonė UAB Archipoint LP. Projekto architektai yra Tomas Jakovlevas, mano kolega, aš esu Milda Rudgalvienė, taip pat yra architektė Gerda Nevulytė Grigaitė, Gabrielė Karžinauskaitė ir Urtė Dzidravičiūtė. Šio projekto vadovas yra Vidas Raščius, projekto statytojai yra įmonė UAB Žemaitijos investicijos ir taip pat šiandieną pristatymę turime prisijungusią ir dalyvaujančią statytojų atstovę Julę Bajorūnaitę. Ir informuojama, kad čia viešo susirinkimo pirmininkė esu aš Milda Rudgalvienė, o sekretorius yra Tomas Jakovlevas. Tai dar lūktelėsime 5 minutės. Jeigu iki to laiko nebebus jokių klausimų ar pasiūlymų iš prisijungusių visuomenės atstovų, užbaiginėsime viešinimo procedūrą. Tai, kaip minėjome iš pradžių, kad iki viešo susirinkimo dienos ir numatyto pristatymo laiko mes nebuvome gavę nei vieno visuomenės paklausimo ir pasiūlymo. Taip pat ir dabar trečioje pristatymo dalyje nesusilaukėme nei vieno, nei klausimo, nei pasiūlymo iš visuomenės suinteresuotų asmenų.
Tai šiuo metu yra 16:05, yra 2026 metų kovo 2 diena ir skelbiama šiandieną, kad viešinimo procedūra yra įvykusi ir pabaigta. Ačiū prisijungusiems. Dėkojam už jūsų dėmesį. Geros dienos. So.